Sveiki, aš išmaniųjų ekspertas Egidijus. Netrukus papasakosiu plačiau apie Honor 7 Lite ir Honor 8. Honor telefonus gamina Huawei, kuris nori, kad kiekvienas klientas jo asortimente rastų, ką pasirinkti. Huawei įrenginiai orientuoti daugiau į reiklius, aukščiausių parametrų ieškančius klientus. O Honor labiau skirti jaunatviškiams, gero kainos ir kokybės santykių ieškantiems vartotojams. Ir nekiek nebejoju, kad vis daugiau žmonių Lietuvoje pamėgs šiuos išmaniuosius. Dėžutėse randame pokroviklį ir USB laidą. Honor 7 Lite – patrauklios kainos išmanusis, galintis patenkinti visus kasdienius poreikius. Korpuso rėmelis – metalinis, visas priekis iš stiklo, o nugarėlė – iš metalo tekstūros plastiko. O Honor 8 savo kainą konkuruoja su vidutinės klasės išmaniaisiais, bet parametrais primena flagmaną. Visų pirma, šis išmanusis išsiskiria savo dizainu. Ypač akį traukia nugarėlė. Ji pagaminta net iš 15 sluoksnių stiklo, todėl įdomiai atspindi šviesą. Tik, dėja, ant jos lieka pirštų atspaudai. Abiejų įrenginių mygtukai išdėstyti įprastai ir kartu patogiai. Be to, abu turi hibridinę jungtį microSD atminties korteliai. Jei prireiktų, ją galite panaudoti ir antrai SIM korteliai. Tik krovimui ir duomenų perkelimui Honor 7 Lite turi microUSB, o Honor 8 jau naująją USB Type-C jungtį. Abu išmanieji turi erdvius, daug vaizdo talpinančius ekranus. Be to, jie aukštos net Full HD raiškos, todėl vaizdai detalūs, spalvos ryškios ir tiksliai perteiktos, o prireikus galima pagal savo poreikį pasireguliuoti spalvų šiltumą. Honor 7 Lite veikia tikrai sklandžiai ir greitai, kasdienės užduotis atlieka sparčiai ir be menkiausių vėlavimų, o grafiką jis apdoroja kiek geriau nei dauguma panašios kainos konkurentų. O Honor 8 turi dar daugiau darbinės atminties ir galingesnį procesorių, todėl veikia tiesiog nepriekaištingai ir leidžia dar sklandžiau pasimėgauti naujausiais 3D žaidimais. Išmanieji turi talpias baterijas bei efektyvius energijos taupimo režimus, todėl gali pasigirti gerų laikymų. Atmintis yra kitas šių išmaniųjų privalumas. Vidinę atmintį galima praplėsti tikrai talpia atminties kortele. Bet meniu ir jo valdymą sunku vertinti vienareikšmiškai. Jie turi įdiegtą operacinę sistemą Android su visais jai būdingais privalumais. Tačiau valdymas yra nemažai pakeistas, kai kurios idėjos pasiskolintos iš iPhone telefonų. Pavyzdžiui, visos piktogramos atsiranda iškart ant darbalaukio, todėl jis tampa perkrautas. Kartu meniu turi daug ir naudingų funkcijų, kurias jau teko matyti Huawei telefonuose. Krumpliu galima užfiksuoti ekrano vaizdą, lengvai įsijungti vienos rankos režimą, paprasta pasiekti paiešką. Kalbant apie naudingas funkcijas, būtina paminėti ir ypač greitą bei tikslų piršto atspaudų jutiklį. Jis įmontuotas nugarėlėje, kaip tik ten, kur įprastai atsiduria jūsų pirštas. Be to, jį galite užprogramuoti kaip papildomą mygtuką norimai funkcijai ar programėlėje įjungti. Man patiko, kad Honor 8 turi dar ir infraraudonųjų spindulių ryšį, todėl juo galite valdyti televizorių bei kitus buities technikos įtaisus tarsi nuotoliniu pulteliu. Kalbant apie priekinės kameras, verta paminėti, kad jos aukštos raiškos ir detaliai perteikia vaizdą. Grožio efektas, tobulos asmenukės susikūrimas bei filtrai leidžia užfiksuoti nuostabias asmenukės. Bet pagrindinė kamera turbūt yra vienas iš didžiausių šių išmaniųjų skirtumų. Honor 7 Lite įdiegta viena iš geriausių tarp savo kainos konkurentų. Normalaus apšvietimo sąlygomis jie išlaiko gerą spalvų balansą ir detaliai perteikia objektus. Tačiau, prastėjant apšvietimui, kiek suprastėja ir nuotraukų kokybė. O Honor 8 turi pažangę dvigubą kamerą. Vienas objektyvas fiksuoja nespalvotą vaizdą, o kitas standartinį. Toks derinys leidžia tiksliau užfiksuoti objektų kontūrus, geriau perteikti nuotraukos gylį. Taip pat ši kamera sklandžiai fotografuoja ir prastesnio apšvietimo sąlygomis. Honor 8 kamera iš esmės turi tik vieną minusą – neturi vaizdo stabilizavimo sistemos, todėl filmuojant juntami visi rankos sudrebėjimai. Apskritai, abiejų išmaniųjų kameros tikrai išsiskiria savo kokybę tarp panašių konkurentų. Palyginkite ir patys įvertinkite nuotraukas. Mano išvada. Honor išmanieji surinkti laikantis aukščiausios kokybės standartų. Jie yra šiuolaikiško dizaino, turi konkurencingus parametrus bei kiek žemesnę kainą nei panašūs konkurentai. Mano akimis, tai yra vieni iš svarbiausių kriterijų, pagal kuriuos renkamės įrenginį. O Honor 7 Lite rekomenduoju ieškantiems nebrangaus įrenginio, kuris patikimai atliktų visas kasdienės užduotis. O Honor 8 rekomenduoju ieškantiems šiuolaikiško, išvaizdaus bei galinčio sklandžiai įamžinti visas akimirkas išmaniojo.